Labadiena, brangus mano kanalo žiūrovai. Ir vėl aš Kristina, šiandien esu savo jaukioje virtuvėlėje ir kviečiu jūs kartu su manimi išsikepti be galo skanų, minkštą pyragą su varškės įdaru. Taip pat galima jį pavadinti draugystės pyragu, bet aš jį truputėlį patobulinau, tai yra pataisiau pagal save. Visi ingredientai ir jų kiekiai, tikslūs skaičiukai yra surašyti, brangūs žiūrovai, po video aprašyme. Taip pat visi produktai pageidautina, kad būtų kambario temperatūros, taip žymiai greičiau ir patogiau juos sumaišysime iki vientisumo. Aš perku štai tokią varškę, ji yra man pati skaniausia. Dedu uogienę, gali dėti džemą, koks skonis, tai priklauso nuo jūsų. Kambario temperatūros sviestą. Dedame indą, pilu cukrų ir druską. Ir viską reikia gerai išmaišyti iki vientisumo. Ilgai mikseriuoti nereikia, kad sviestas įsimaišytų iki baltumo. Patarimas naudoti nors rankinį mikserį, nes darbas eisis žymiai greičiau. Reikia įmušti iš karto visus kiaušinius, vėl truputėlį paplakti ir žinoma, reikia mentelės arba šaukšto pagalba masę nukrapštyti nuo indo kraštų, kad viskas gerai išsimaišytų. Procesas yra labai lengvas, greitas, o rezultatas yra be galo skanus. Truputį pamaišom ir dedame grietinę. Dar kartą pasikartosiu, visi ingredientai ir jų kiekiai yra surašyti po video aprašyme. Viskas įsimaišė ir dabar lieka įdėti miltus. Miltus dedame išsijotus, nes mūsų tada pyragas būna žymiai puresnis. Miltų susinaudoja 600 gramų sunaudoja arba 700, tai žinokit labai priklauso ir nuo kiaušinio dydžio ir nuo pačių miltų, tad orientuokitės nuo 600 gramų iki 700 gramų, nes tešla turi būti išminkyta, turi būti kočiojama ir nelipti prie rankų arba darbinio paviršiaus. Pradžiai maišau šaukšto, mentelės pagalba, o po to jau, kai tešla darosi sunkesnė, ją sunkiau maišyti, visą tą procesą pabaigsime minkyti rankomis. Taip pat, mano brangūs žiūrovai, noriu Jums padėkoti, kad Jūs visuomet esate kartu, kad komentuojate mano video receptus, su draugais dalinatės socialiniuose tinkluose mano video receptais, nepagailit laiko uždėti ir taip pat be galo ačiū Jums visiems už prenumeratas. Man tai labai svarbu ir tai neleidžia mano kanalui pasiklysti YouTube'ės platybėse. Ir štai taip, išsikočiuoja tešla, jinai turi nelipti. Pasiruošiu maišelį, kadangi pusę tešlos aš perpjausiu ir įdėsiu į kamerą, nes po to netrupiniais, bet man labai patinka paviršių padaryti, tai yra sutarkuoti tešlą, jinai būna pastingusi, su jie dirbti būna žymiai lengviau. Kad greičiau sušaltų, aš padarau štai tokį pliokščią blyną ir nešu į kamerą. Pas mane forma yra 40×30 ir iš vienos normos išeina geri 2 kg pyrago. Orkaitę įjungiu pradžioje, prieš pradedant dirbti, maišyti tešlą, 180 viršus apačia ir ventiliatorius. Neturit ventiliatorius, nieko baisaus, pyragui tai tikrai nepakenks. Ir mums reikia iškočioti, pasibarstau, kad geriau kočiotųsi tešlos lakštą miltais, truputėlį rankom paformuoju, reikia kvadrato keturkampų mums pagal turimą formą, bet iš šitos normos, dar kartą pasikartosiu, išeina tikrai didelis pyragas. Jeigu jūsų šeima maža, tai galite daryti pusę normos, bet mano šeimai šis pyragas susivalgo labai greitai. Lakštą iškočioju 4-5 mm storio. Ta prasme, labai plonai nereikia ir labai storai nereikia. Tiesiog pusę centimetro, tai plius minus, tai žinokit pats tas, subadau šakute ir po biškutį dedu iškočiotą lakštą į formą. Taip pat pažiūriu, sutvarkau kepimo popierių, kad nebūtų atsilošęs ir kažkur, kur trūksta, nes tikrai ne visuomet lygiai išeina iškočioti ir kur trūksta, aš tiesiog nuo didesnių senelių, truputį nugnibu ir lipdau. Tiesiog tai lipdymo procesas ir
padarau tokius bortelius. Kartais, jeigu tešla, žinokit, netokia kieta, borteliai, tai yra tešla, be kepdama jinai įkrenta į vidų ir ne visuomet gaunasi idealūs borteliai. Ir dedame kepti, kepa 10-15 minučių, kad truputėlį apskrustų. Kol mūsų pyrago padas kepa, mes pasidarom kremą. Sudedu visą varškę, įdedu grietinės, sudėsiu kiaušinius, cukrų ir vanilinį cukrų. Pas mane yra 2 pakeliai, vienas pakelis yra 5 gramų. Ir žymiai geriau, tiesiog patarimas, blenderio pagalba visą šią masę sublenderiuoti. Tada žinokit, kremas gaunasi labai purus. Aišku, galima ir šakute sumaigyti, jeigu neturit, bet kremo konsistencija būna visai kitokia. Keletą brūkštelėjimų, keletą užtelėjimų ir mes turim vientisą, skanę, galima sakyti, desertinę varškę. Svarbiausia, kad pyragas neišeina labai saldus. Jeigu mėgstate ne taip saldžiai, galite į kremą dėti mažiau cukraus ar į minkomą tešlą. Po 15 minučių mano pyrago padas atrodo štai taip, jisai karštas ir pakol jisai netvėsęs, iškart dedu uogienę. Man be galo šis pyragas patinka su braškių uogienė. Kažkam patinka su juodaisiais serbentais, jis tada turi tokį rūgštelės prieskonį. Aš mėgstu braškes. Jūs dėkite, brangūs žiūrovai, džemą ar uogienę tokį, kokį jūs mėgstat. Iškart sudedu visą kremą, išlyginu. Žinokit, jau dabar padas iškepęs labai smarkiai kvepia. Tai įsivaizduokit, kaip pyragas kvepės, kai jis iškeps visas. Ir reikia viską gražiai išlyginti ir ką toliau darom? Pasiėmam tarką, kaip anksčiau sakydavo, burokinę tarką ir reikia mums susitarkuoti tešlą. Jeigu ne viskas būna kartais trūpa lūžta, ne viskas nori tarkuotis, galime, aišku, labai smulkiai patrūpinti. Bet man nepatinka, kai būna visas paviršius trupiniais. Kai užsitarkuoja, viskas gražiai pasidengia, pyragas būna purus. Vat tas tarkavimas, kaip sakant, apie tešlos dėjimas kaip tarkių, padaro mūsų pyragą purų ir labai skanų. Atsiprašau, mano balsas šiandieną kažkur stringa, bet tikiuosi leis pabaigti jums įgarsinti video. Štai taip, po 35 minučių atrodo mano pyragas. Temperatūra išlieka ta pati ir dar dakepam 35 minutės. Paviršių, pakol šiltas, aš irgi pabarstau cukraus pudrą ir gražiau ir skaniau ir leidžiu atvėsti. Jeigu kepu vakare, aš leidžiu pasilikti per naktį, o jeigu ne, porą 3 valandų ir pyragas atvėsta. Reikia pyragą išlaisvinti nuo bortelių, nuo formos. Štai taip atrodo kraštai, pasidengia. Mano pyrago borteliai beveik buvo idealiai gražus, bet ne visur. Kur įkrito ar kažkas tai nedasitėpė, matosi truputėlį uogienės, bet nieko tokio. Ir dabar noriu atpjauti per pusę ir parodyti, kaip šis skanus pyragas atrodo iš vidaus. Kvepia, žinokit, labai skaniai. Tiesiog atidarius duris, jeigu kažkas eina į svečius, vidus sako, pas jūs namuose labai skaniai kvepia. Pasižiūrėkite, koks grožis, koks skonis šio pyrago. Tiesiog susipjaustau porcijomis ir eisiu gerti arbatos. Ačiū mano brangūs žiūrovai, kad esate kartu, kad žiūrite mano video pamokėlės, kad statote laikus, komentuojate ir prenumeruojate mano kanalą. Ir ačiū už jūsų laiką ir iki susitikimo kituose videose. Ate ir žinoma, skaniai išsikepkit ir prie arbatos, prie kavos suvalgykit po mažą, po didelį gabaliuką skanaus.